So the next tandem is already on the starting line, and that should be Karolis Kolosovas and Oskaras Juodis. Again, two Lithuanians meeting in top 32 already. Of course, it's always a shame when you're visiting a different country and you have to fight against your own fellas from your own country. But that's just how it is, and let's see which one of them will advance to top 16. Nu, tad divi lietuviešu sportisti jau startā. Karolis Kolosovs vadošajā pozīcijā, Oskars Juodis viņam sekos. Un tūliņ pēc pāris sekundēm jau viņi dosies trasē. So, all Lithuanian battle here between Karolis Kolosovas and Oskaras Juodis. Let's see how the two Lithuanians will fare in these quite difficult and mixed and changing conditions here in Riga at Piteņieki circuit. So, yeah, I don't remember the last time we had a season opening this wet, but it is what it is, and still we have lots of spectators, still we have lots of competitors, and still a lot of battles ahead. So let's see what Kolosovas and Juodis can show us. Running really fast, quite nice initiation there, and a good line, not too crazy, but a little bit too crazy for Kolosovas, and he goes off the track as Oskaras Juodis is. Also sliding off, but still the big mistake was made there by Karolis Kolosovas, and looked like everything was okay.
time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light. At the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, Šiandieną sveikinamės iš Kuršėnų pro etapą. Turim labai gražų orą ir gerą nuotaiką. Pagaliau turim pirmuką vienoj spalvoj ir blemba. Tas bodis jau aišku po Rygos pataisytas, prikeltas. Truputį dėl to jau suvaikščiojo tarpai, nes mašina jau biškį palinkus, pluoštas suvaikščiojęs, bet esmė, kad žiūri ir porą žingsnių ir ledas. Tai panašu, kad kitame etape jau turėsim lipdukus, tai labai to laukiu, nes mašina kardinaliai pasikeis. Iš mechaninės pusės šitam etapui po Rygos turim daugiau sūkių, tai pakėlėm iš 7 grubiai tūkstančių į 7-8 apsukas ir atsirado dar 50 arklių į ratus padaugėjo ir apie 9 newtonų, jei neklystu. Manau, ta mašina skris, šitoj trasoje tikrai nereikia, bet pažiūrėsime, ką galima visą laiką prisukti, pakeltai sunkiau. Nuotaika labai gera, žiūriu, šita trasa yra tikrai baisi stebėti, bet kai važiuoji, atrodo nėra tai baisu. Tai planas yra kuo ilgiau išgyventi, kuo mažiau subelsti. Faktas, leisiu už visus, kaip aš visą laiką darau. Kiaušinių namie nepalieku, juos atsivežu su savim, kartais ir nusvyli dėl to. Aš neplanuoju to pakeisti, tai visą laiką buvo mano ugnelė ir man tik tai patinka važiuoti, jei nepatiks, aš nevažiuosiu. Tai va, iš principo, mašina ready, viskas zaibys, jaučiuosi gerai, tai šokam į aprangą pilną ir lekiam matuoti trasą, laukiu nesulaukiu. Šiandien varžysimės ant Zestino Maxų, tai tų violetinių standartinių Pro lygos padangų, bet treniruotėm pasibandymui turiu kai ką naujo. Tai čia yra, radau svetainė jų oranžinės, tos tokios vidutinės tarp Maxų ir tarp žalių. Tai jinai yra mažiau kibiniai Maxas, bet daugiau kibiniai žalia. Tredvieras 2.8 berods. Tai esmė, dėl ko taip darau. Pirmi treniruočių ranai dažniausiai būna sugadinti dėl to, kad tu bandai apsiprasti prie mašinos trasos, prie visko, prie oro sąlygų. Tai nėra svarbu turėti jau tą tikrą mašinos setupą, su kuriuo varžysis. Tai pirmą padangų komplektą, šios padangos yra pigesnės lyginant su Maxais ir tikiuosi dėl didesnio tredviero jos ilgiau laikys. Jeigu vietoj, sakykime, 2 ranų, ką padarau su Maxais, padaryčiau 3 ar 4, tai realiai 2 arba 3 sutaupyčiau išlaidomis, kas žiauriai daug sutaupytų reziume. Tai pasibandysim, kaip jos veikia, ar jos yra arčiau tų kietų, ar jos arčiau Maxų ir pajausim, nes pačiam įdomu, tiesiog noriu kažkaip tai pradėti sutaupyti ir bandom tą daryti protingai. Tai va, aš ready, varom. Man, I'm feeling like myself again. It's been a long time and I miss this feeling. It feels like freedom, it feels like healing. Floating off the floor, past the ceiling. The wind in my hair, I can see the light. At the end of the tunnel as I'm taking flight. Man, I'm feeling like myself again. Hey, man, I'm feeling like myself again. Angels fascinated, reporting back to the maker. I'm emancipated, blowing kiss out the neighbors, saying bye to Felicia, saying hi to Miss Parker. I was in the darkness, didn't stop me shining though. I was at the bottom, but it didn't stop me climbing though. Talents we ain't hiding those. Check out our providing flows, homie, you invited. Getting reunited with the real you no longer gotta hide it. They love to see us fighting, love it when we are divided. Yo, we about to make it mad. Food on the table, big stacks in the bag. Drink in my hand, watch me do a little dance. Take a little chance, kick it with a queen. Chillin' with my mans, going with the flow, mixing up the plans. Listening in the jam, Tristan's out the window. Kick your feet up and relax, ease your foot up off the gas. And if you're going through it, this too shall pass. Woo! Hey, hey, I'm feeling like myself again. Man, I'm feeling like myself again, yeah. Esam po pirmos treniruočių sesijos ir blemba, jaučiuosi labai stabiliai. Jaučiuosi kontroliai, viskas gerai su mašina. Na, aišku, turėjom orą niuansėlių, galim apžiūrėti visų pirma. Ant asfalto turim nemažą balą, nes
atsiveržė vienas iš stiprintuvo varžtų, kuris eina į kolonėlę. Keista dar taip nėra buvę, bet, būna, ne? Bet viskas gerai, čia nevažiavimo metu, jaučiau tik pituose, siurblys viskas gyvas, viskas liuks. Antra problema, vienintelis čia didžiausias dienos krešas, tai porą riskučių. Tai pats nustebęs, labai gerai jaučiau automobilį, manau, labai stipriai padėjo pakabos sukietinimas ir šiais metais tiesiog jaučiuosi absoliučioj kontroliai, nes prieš tai lėkdavau su tam standartiniam spyriuoklim, kam gauni nusipirkęs ir mašina yra isterinė, yra kosmiškai greita, bet suvaldyti tai gali ne kiekvienas ir ne pirmiem metam. Tai man to buvo per daug šiais metais. Ir manau, automobilio stovis apie tai liudija. Tai pradėjom dėti Zestino Maxus, tai tas violetinės padangas ir sukibimo skirtumas yra didelis. Su tom oranžinėm įspaudžiau 3 ratus ir dar taip ant klaustuko gal 4 būčiau įspaudęs, su Maxis įspaudžiau 2 ratus. Tai realiai sumokė grubiai, jei gerai pamenu, apie 5 eurų mažiau už komplektą, jei neklystu, reiktų pasičekinti, bet gauni vienu važiavimu daugiau, tai vienas ranas kainuoja gerokai pigiau, tai jeigu yra normaliai trenkių renginį, aš manau, kad taip reikėtų daryti. Apsipranti su tom oranžinėm ir tada jau liki su tom, kuriom varžysiesi. Tai liuks, išlašėm raną, sutaupėm pinigėlių ir viskas gerai. Tikslas – nepadaryti 0-1 ranų, įvažiuoti bent kiek, nes nukrenta žiauriai daug streso ir antro ranų gali su pasitikėjimu leisti už visus. Nes leisti už visus, kai jau turi 0 ir tai yra tavo antras iš 2 važiavimų. Biški prakaituoji vis tiek, negali taip suvaldyti visko. Tai va, kvalifikacija prasideda, automobilis paruoštas, padangos sumontuotos, viskas paruošta, oras sureguliuotas, žodžiu, su automobiliu viskas ledas. Bandau atsišaudyti, realiai beliko atsišaudyti porą šiftinimo taškų, tiek čeisė, tiek lydė ir manau bus absoliučiai ledas, tai varom į antrą trenkių sesiją ir tikiuosi neprisdarysim reikalų prieš kvalą. Love core when it's real loud. Minimum talk when I've been out. Not every day catch and jam when your boys got plans and I don't need fuses. Stop telling my phone if it ain't family business. You got all the plugs. Stop telling my dumb things they family business. All the shots. I made tunes in the boy in the town. I still play in the boy in the clubs. We had days in the rough, and the rough times in the rough. It feels so good. SPR running through my bloodline from time. I've been getting this just they never notice. Close ear to the 10 man's overly blessed. Back then it was reason, no real reason. These days I spray to get over. Back then I was making beats for the world and the world said. So I got colder. They folks on the beach got older. Their YouTube vids got watched and I beat non-stop till the vibe got colder. Deep down in the PC phone and the sound of the outlet. So had time when the long fell overly gone, but the vibes still went to the moment. Trust. Just wait, what cannot be rushed is great. Not everyday work and sleep, man, a mind must breathe, so I bun this age. Them man caught in the race, me or mine switched up lanes. I celebrate life when it seems so right, so I just might party again. Start smelling my bum for a feature, music, home now to eat a bar. I ain't never in touch with you outside, inside, leave me at the club. We show up in the crowd for love, stay like flexing and it's so what. Mad hard work is deserved, but I've got more work to be done and it feels so good. It's been win after win after win. Niggas never done it like we did. Top tier brand, man's been here writing. I got bars for the Simpson team. Just stay over there, way over there. I ain't got time to be talking breeze. See me, I got options, stop them, no ups, cause I got respect G. Blacked out windows, tore doors sliding, 3 shows in a row, for what next? Gassed up in low, before surviving, freed up in the dome, caught
deep in my core. My eyes, they don't know fear. Too high for your fake tears. Suvažiavom treniruotės, stebuklas, žiauriai patikimai važiuoju, žiauriai stabilu, automobilis be brūkšnelio. Ten minimalių gal nesitikėjau, kad priešininkai taip elgsis ir su Čeisu tikrai dar turiu kur tobulėti ir dar toli. Iš principo reikia atspėjinėti, kaip kitas elgsis, stebėti trasą ir adaptuotis. Tai yra reikalų, dideli greičiai, viskas greitai vyksta, bet bent jau su lydu jaučiuosi tikrai patikimai. Jau pasiramstyti ir su greitesniais oponentais ir nesijaučiu nei kiek lėtesnis. Visas mano lėtumas slypi mano negabume apvažiuoti tą Čeisą ir apvažiuoti kito oponento važiavimo stilių, kadangi čia užkilus į kalną labai didelis sulėtėjimas, reikia mesti masyvų klačkiką, kitaip pridūsta man variklis. Tai dar adaptuojuosi prie to, nes iš principo pakeičiau shiftinimo strategiją. Anksčiau metu trečią bėgį, bet dėl to reikia gero spyrio, bet taip padarius mašina daug natūraliau išvažiuoja ir ta arka gaunasi tobula pagal klipus. Tai žodžiu, reikia apvažiuoti mašiną, reikia apvažiuoti daug niuansų, bet jaučiuosi labai gerai. Pirmas kartas, kai visiškai 100% pasitikiu ir tikrai kontroliuoju mašiną, bet pagaliau grįžom į tuos laikus, kai 225 padangą atrodo galėjai jausti centimetrais, būdavo tų klaidelių, bet galėdavai trasos kraštų važiuoti, tai dabar toks jausmas, nėra jokio abejonių, leidi ir leki. Mašina dirba nepriekaištingai, truputį kartais stiprintuvas užtali, dar kažkas tai buvo atsiradęs plykas, tai eisim dabar patikrinti skysčio lygį ir manau paprasta problema. Pasėdo lygis ten, kol pavažinėjau, viską suvaikščiau, kur reikia, kadangi prieš tai buvo užpilta ir dažniausiai tai pasitinka. Pavažinėjai, biškai pakrenta lygis, dapili ir tai jau lieka. Tai principą taip, pakeitimų jokių nedarim, realiai oro nereguliuojam, 1,5 baro ant Zestino Maxų ir man gripo, va tiek galiu pagauti visus mechaniškai, dabar jau žaidimas vyksta psichologiškas. Viskas, varom į kvalą, varom dominuoti, nežinau, tikiuosi gero balą, tikiuosi nesumalt š, viskas mano rankose. Ieškam gedimų, kurių greičiausiai nėra. Kas labiausiai keista. Kėbulo dalys vietoje, važiuoklė irgi vietoje. Čia neįtikėtina. Net komanda netikė. Visiškai neturim darbą. Oho. Oho. Tai normaliai. Reikės gerai pašildyti. Jo. Mesas? Jo. Viskas tiesiog idealiai. Tiesiog fantastika. Jokių defektų neturim. Man sekas neblogai. Žiūriu, kaip Oskaras važiuoja, sprendžiam, kada jam padangas keis, kada nekeis. Duodam šiokių tokių patarimų iš išorės, kaip kur davažiuot, kur nedavažiuot, pasikalbam, pastrateguojam, kaip čia ką. Labiau strategiją užsiemam, tokią su Oskaru stengiam strategiją važiavimo. Ir šiaip labai jam neblogai šiandien sekasi. Mašina ciela, kas gan retai pasitaiko šitą mylį turbūt. Šitą dar šviežė šitą mylį. Gaila dažus nubraukti ar dar kažką, bet, šiaip super. Labai džiugu, kas šiandien vyksta, labai gerai viskas yra. Taigi, keletas akimirkų ir Oskaras Juodis pasirodys jūsų visų akiratyje. Ir jūs tik tapote liudininkais dar vieno puikaus važiavimo, už kurį tikrai galime paploti, nepaisant to, jog bamperis velkasi iš paskos. Oskaras Juodis. Suvažiavau pirmą kvalos raną, ir negaliu patikėti. Realiai, man iš jausmo vienas mažiau kontroliuojamų dienos ranų, nes ant kalno padariau mano akimis nemažą klaidą. Atlėkiau biškį per greitai į kalną, jau maniau nersiu į tas padangas, dėjau masyvų klačkiką
ištempiau pačiam kalno viršui ir visa kita tai buvo, sakykime, ok. Teisėjai pagalvojo, ką kitą, nusprendė, kad čia kietas ranas, davė 8 taškus ir esu antras kvalui po Benedikto Čirbos. Tai pirmą ratą prasukom, baisu pagalvojo, dabar leisiu normalų. Šiaip neplanuoju leisti nei giliau, nei kažką. Planas yra įleisti patį viršų taip, kaip leidau visą dieną. Tiesiog daugiau pasistabdyti, nesurinkti tiek greičio ir viršui nepadaryti kliurkos. Manau, jei tą pavyks, drąsiai lipsim į 9+ balų zoną. Ir galbūt net kilstelsim. Nu, čia drambliuko svajonė, bet viskas atrodo pasiekiam ir viskas padaroma. Vėlgi, mano atsakomybė, bandysiu nesumalt ir antrą įraut dar geresnį. Tikėkime, jog nudžiugins ir teisėjus. Taigi, jis pajuda nuo BC starto arkos, sukaustom žvilgsnius, sulaikom kvapą, stebim, grožimės ir palaikom. Vadinasi, aš mokėjau už visas padangas ir sudeginsiu visas padangas. Žodžiu, gal biškį per anksti prakalbėjau, kad čia viskas aфиgenai. Po kvalos antro rano grįžom, biškį garsai iš prieko mašinos ir alkūninio škyvas pradėjo, realiai pabaigė savo dienas. Gal labiau problema buvo ta, kad jis atsisuko ir ten pradėjo viskas maltis. Tai dabar turim biškį dirželio problemų. Ačiū Rimvydui Norauskui, kad paskolinu savo variklio škyvą, nes čia yra retenybė, čia yra ganėtinai brangi dalis. Tokios atsarginės čia vietoj neturėjau. Kitą kartą turėsim. Žodžiu, paskolino, sudėjom, sulėkėm porinį, grįžom po porinio. Dirželis vėl krenta nuo vieno iš skremuliukų. Nėra, kad krenta, bet 8 tų PK diržas, tai per vieną pasislinkęs ant vairo stiprintuvo. Ir kaip yra, važiuosim toliau, nieko nekeisim, pažiūrėjom, ką galima padaryti. Neatrodo, kas čia galima padaryti. Tiesiog rinksim atgal ir gazuosim ir manau viskas bus gerai, nes tikėtina, kad visą dieną taip pat atvažiavau ir tiesiog nepastebėjom ir viskas buvo gerai. Tai top 3-2 praėjom, padariau. Šiaip jaučiausi užtikrintai palydo, nes viskas pasiekė taip, kaip norėjau. Jau nepadariau tokios klaidos, tokį antrą kvalos raną, tokį ir norėjau įleisti, bet nepavyko. Padariau dabar masyvų plačkiką, galimai jis ir nepadėjau diržui, bet ištempiau, manau, puikiai.
Tai džiaugiuosi savo lydu, Džeisas buvo ganėtinai aukiai, stengiausi biškį atsargiau, žinau, kad turiu nemažą persvarą. Norėjau susimarti. Šiaip iš kiek važiavau pilotų, mano mašina atrodo man, kad jinai greitesnė už daugumą, tai aš taip biškį prisaugau. Taip pat ir su šitu žmogum buvo truputį, galų gale, Nissanai. Jie biškį visi tokie mažiau vikrūs ir greiti, tai pirmukas gripo sugeneruoja kalną, be problemų šokom ir padarė klaidą. Easy way į top 16. Ką, stengiamės dabar šunę sumalt, nesugadinti dirželio ir praeiti top 16. Labai norėčiau priartėti, bent priartėti prie to top 4, tai bandom. Mahuras! Them man caught in the race. Me and man switched up lanes.
haters. Got something to say to me, say, you know I've been waiting so patiently. This is my legacy, y'all don't believe it, it waits. Basically, I have been running things, you can just go on and take a seat. And everything out of my level, you could be the enemy. Hebreita, ar jūs galit patikėti? Turim 3. vietą, iškovojom Lietuvos ir Baltijos čempę, 2. etapas Lietuvos. Kosmosas, kažkoks kosmosas, kosminis sezonas, mašina, yra niuansėlių, maži po biškį lenda, bet dasivesim iki galo ir bus ledas. Visą dieną realiai jokio rimto krešo, važiuokliais varžto, nei nereikėjo pasukti. Viskas laikėsi. Turėjom porą niuansų su diržo, išsprendėm juos, komandos genialumo dėka, ačiū Romkai, ačiū Martynui. Be problemų Hebra susitvarkė, apėjom visas bėdas, biškis slystelėjom prieš Vasiliauską, susikabino žmogus mašiną, tikrai greitai lėkė, aš jo nepagavau. Pagarba jam, maladėts, bet susitiksim dar kituose etapuose ir po biškį susirinksim patirties ir žiūrėsim, kaip tada važiuosis. Pažymėjom truputį merilą, čia šiaip gumų pagavom, čia kvalai, truputį tapštelėjom sieną, realiai absoliučiai sveikas daiktas. Atrodo, likau 3, bet man čia kokios 3 pergalės. Kvala, šiaip poriniai, visas bendras pasiekimas, kosmosas. Negalėjo būti geriau. Šiandienai tiek. Ačiū komandai, ačiū visiems palaikiusiems, ačiū atvažiavusiems ir vietų žiūrėjusiems. Ir susitiksim sekančios. Davai.